Sveiki, gerbiami tinklalaidės sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas klausytojai ir žiūrovai. Aš esu Juris Belta ir kalbinu žmonės, kurie yra susiję su sveikatos priežiūros valdymu. Ir šiandien mūsų pokalbio svečias yra gerbiamas Arūnas Dulkys, buvęs sveikatos apsaugos ministras. Ir mes kalbėsim apie jo patirtį, kokius jis sprendimus priiminėjo, kiek jie pasiteisina ir kokį gale pereisim, kokia yra dabartinė situacija, rekomendacijos taip pat sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, kad galėtum užtikrinti geresnį sveikatos priežiūros kokybę pacientams ir visiems gyventojams. Tai sveiki, Arūnai. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Tai galvoju, kada mes paskutinį kartą matėmės, galvoju, gal kokioje EBITO konferencijoje, man atrodo. Gali Galėjo būti. būti taip, jūs turėjot Taip, pranešimą, man atrodo. taip, turėjau, Jo, tai jo. buvo O, bito Laikas, konferencija. laika, lai, lai- laikas bėga, kaip sakant, Laikas po bėga. truputėlį. Tai, Arūnai, kuo dabar užsimat? O dabar va, kaip matot, ką tik irgi va, iš paskaitų tai ir užsklanda, kaip sakant, yra likusi, tai dabar turiu studentų Vilniaus universitete, turiu tam tikrų disciplinų rudenį, ten daugiau su taikomąja ekonomika, pavasarį turiu sveikatos ekonomikos kursą, turiu kartais bakalaurų, kartais magistrų. Va, na ir šiaip dar va, konsultacijos, o, įvairios konferencijos kažkaip vat vis dar kažkaip nepalieka tas sveikatos ta tema, nes vis kažkaip pajutau pastaruoju metu netgi kažkokį pagyvėjimą, pagausėjimą kažkur va kviesti, kad dar pakalbėti. Vat kažkaip va toks, nu, nepaleidžia, kaip sako, tos durys su sveikata neužsidarė kažkaip, nors atrodė, kad uždarysiu, bet kažkaip neužsidarė dar. Sveikata yra patys svarbiausia, ypač kai mus pradeda jos trūks. Tai ką mes linkim artimiems žmonėms? Sveikatos. Jo, žinokit, ir jeigu, va, kaip jūs čia taip daug dalykų žiūrit iš tokio kaip sisteminio, sakykim, požiūrio, tai aš irgi iš tikrųjų, nu, niekad negalvojau, kad visoje, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, ne, kažkur va, buvo tyrimai, mačiau, kad praktiškai kas šeštas Europos Sąjungos pilietis, o mes kalbam beveik apie 500 000 žmonių, ne, yra vienaip ar kitaip susijęs su sveikatos sistema, bet ne kaip pacientas, aš turiu minty, kaip kažkokia tai vykdantis veiklą, ar iš mokslinės, ar iš akademinės, ar iš farmacijos, ar iš tyrimų, ar tiesiogiai iš gydymo įstaigų. Tai vat kas šeštas ES pilietis, na, turiu minty darbo rinką, vienaip ar kitaip veikia kažką, kas yra susijęs su sveikatos sistemom. Tai iš tikrųjų įspūdingas skaičius žmonių. Jo, bet ta sveikatos sistema feilina, taip galima pasakyti. Ir ne tik tai Lietuvoje, labai daug kur. Tai apie tai mes irgi pakalbėsim. Pradžioj aš tiesiog noriu tokį klausimą užduoti, kuris man jau taip seniai ir knieti, vat, kad jūs pradėjote dirbti ministrą. Aš asmeniškai jūs vertinu kaip žmogų inteligentišką, mandagų, tolerantišką ir dabar pasiryžot pandemijos laikotarpiu, kai situacija yra visiškai neapibrėžta, kai reikalingi greitai stiprus sprendimai. Be to, prezidentas irgi tuo metu nelabai, kaip čia jūsų atžvilgiu, buvo teigiamai nusiteikęs ir taip pat labai skeptiškai žiūrėjo. Ir reikalingas stiprus žmogus. Kaip jūs išdrįsot ir pasiryžot eiti, užimti tos pareigas? Nu, man atrodo, kad jeigu būtų kažkokia tai lengva situacija, tai gal tų ir kandidatų būtų buvę daugiau. Mano gyvenimą kažkaip aš pastebėjau, retrospektyviai pasižiūrėjau, kad dažniausiai patenku ten, kur, nu, gaunasi tokia, nu, liaudiškai tariant, truputėlį šikrūva arba, sakykime, susikaupusių kažkokių sisteminių problemų dalykas. Ir kur vat, kažkas ieško žmogaus, kuris ateitų ir padėtų daryti kažkokias sisteminės, nu, sakykime, sisteminius priiminėtus sprendimus. Nu, tai su ta ir pandemija aš juk niekada neplanavau būti nei politikų, niekada gyvenime nepriklausiau jokiai politiniai partijai, bet jeigu sugrįšim mintimis į tą 20 metų rudens ir žiemos tą
laikotarpį, tai, na, iš tikrųjų ta situacija buvo tokia, dabar net sunku protu suvokti, bet mes kaip žmonių atmintis trumpa, mes užmirštam, kad juk mes kiek ten Lietuvoje turim maždaug 11, kiek ten kokių tūkstančių veikiančių, praktikuojančių gydytojų, ane, ir tuo metu 4000 sirgo. 4000 sirgo. Planinės operacijos praktiškai visoje Lietuvoje sustabdytos. Vakcinų nėra ir nieks nežino, kada bus. O testų, kaip Skandinavijos šalyse, nepasirūpinom, nėra. Sakykim, tai ta tokia buvo atmosfera, aš prisipažinsiu, kad, tokia gan įtempta. Tas sprendimas gal toks buvo, žinot, reikia, kaip pasakyti, toks pilietiškumo ir taip toliau. Tuo labiau dar 9 didžiausios medikų organizacijos viešą kreipimąsi padarė, kad, norėtų, kad tas prisijungimas įvyktų. Tai kadangi labai gerbiau asmeniškai jau tuometinę kandidatę į prie premjerės Ingridą Šimonytę, tai tiesiog man buvo kaip ir nebuvo kitos išeities, ta prasme, tave kviečia žmogus, kurį tu gerbi. Lietuvoje situacija tokia, kad, visi kažkur glūdi, susiglaudę, nieks nežino, ką daryti, tai vis tiek kažkas turi eiti ir daryti dalykus, kaip pasakyti, tai kitaip nebūna. Tai man atrodo, kad čia tiesiog, aš manau, mano vietoj daug kas tai būtų galbūt pasielgę, bet iš tų patyrusių politikų tai matyti nebuvo norinčių, nes kitų šalių patirtis rodė, kad jau sveikatos ministrų galvos jau taip lėkė. Žinau, kad ten buvo įvairių versijų, man ir 9 dienos buvo skirtos, ir 100 dienų, gavosi nepilni 4 metai, ta prasme, bet tikrai, turim minty, kad Lietuvoje net taikos metais, aš, sakykim, taikos vadinu kabutėse, ne krizių kokių, vidutiniškai sveikatos apsaugos ministro kadencija Lietuvoje trukdavo maždaug 18 kiek ten mėnesių. Vidutiniškai, per visą nepriklausomybės laikotarpį. Tai turint minty 3 krizes ir tame tarpe pandemiją, antrą tą bangą, kada Lietuva turėjo apie 4000 atvejų per dieną. Mes labai užmirštam, pirmoji, pavyzdžiui, pandemijos banga, kad atrodo, prasidėjo, kai buvo pavasaris, tai didžiausias atvejų skaičius susirgusių žmonių buvo, jeigu neklystu, apie 80 ar 86 per dieną. Tai tą dieną, kai reikėjo priiminėti sprendimus, prisijungti, neprisijungti ir ką daryti, tuo metu buvo vidutiniškai per dieną po 4000 naujų žmonių susirgdavo. 4000 žmonių per dieną. Toks, ta prasme, iš tikrųjų ta situacija buvo, tokia, aš kartais galvoju, dabar išlaiko atstumo, taip kažkaip racionaliau į viską žiūri, o tuo metu, reikia pripažinti, kad visi buvom labai dideliai įtampai. Tai taip. Traukia mane ten, kur pokyčiai ir kur yra svarba, sakykim, tai taip visą laiką yra. Ten, kur gerai, atsiranda, kaip sako, kandidatų ir dėl kurių visi sutarė. O Arūnai, ar pačiam viduj nebuvo tokio nerimo, abejonių, ar aš sugebėsiu pateisinti lūkesčius? Žiūrėkit, tai vėl visą laiką, o kieno lūkesčius pateisinti? Ir nuosavus, ar aš pats susitvarkysiu, ir taip pat, kas mane kvietė, kad ir gerbiamas Šimonytė. Aš prisipažinu, kaip pasakyti, ateina, kai praeina kažkiek tai laiko, juk, kažkaip pradedi truputuką, nenori kažką atviriau kalbėti, tai nepaslaptis, ta prasme, aš ir rinkimuose dalyvauti atsisakiau, nors buvau kviestas, ir turėjau abejonių didelių apskritai, kaip čia daryti su tos vyriausybės dalyku, bet reikia pripažinti, premjerė, nuostabus, tvirtas žmogus, bet ir išmintinga ir gudri. Tai mane truputėlį irgi kažkuria prasme, ir kvietė, ir sugundė, nes, aš juk dirbdamas valstybės kontrolierium, mes turėjom labai daug sisteminių sveikatos apsaugos auditų ir juose buvo labai daug reikšmingų sisteminių rekomendacijų sistemai, kurių nieks nenorėjo daryti. Tai viena iš
Žinučių buvo, kad Arūnai, žiūrėk, jeigu prisijungsi, tai žiūrėk, galėsi dar ir reformų Pradėt. padaryt, kurių nieks negali. Aš prisipažinsiu, kad man šitas labai stipriai paveikė. Tai vat, kai kalbant, tai aš tiesiog turėjau kaip ir interesą, nes su komanda buvom atlikę daug sisteminių auditų, todėl nepaslaptis, kad ir komandoje atsirado tų žmonių, kurie vykdė tuos auditus ir labai puikiai žinojo turinį, ką reikia daryti. Bet tai, ką reikia daryti sistemiškai, nebūtinai tai yra suprantama ir aišku kiekvienam žmogui. Ir kartais reikia padaryti tokius dalykus, kurie galbūt nėra populiarūs, bet kurie ilgalaikė prasme gaus įvertinimą po 10, po 15 metų. Arba jau dabar turi, sakykime, atitinkamą įvertinimą. Jau dabar. Sistemiškai daryt reformas, tam reikia laiko, bet yra pandemija, reikia suvaldyti. Ar apskritai jūs prie tų reformų galėjot prieit pačioj pradžioj? O čia vat labai fainas dalykas yra tai, kad aš vat iš tikrųjų didžiuojasi, kaip sakant, tiek visa vyriausybės, jos komandos narių ir premjerės komanda, didžiuojasi savo sveikatos apsaugos komanda, kuri atėjo, nes čia labai įdomios paralelės. Tarkim, jeigu mes paimsim, pavyzdžiui, 17 vyriausybę, ta, kuri buvo prieš mus, ne? Tai jie sveikatos sistemoje irgi buvo numatę daryti labai reikšmingas reformas. Beje, iš tikrųjų labai neblogas ir taip toliau. Bet jie padarė klaidą, nežinau, politinių kokių priežasčių. Jie atėjo, kaip sakant, į trasą su savo sisteminiais reformų tuo paketu, atėjo savo 4 kadencijos metais. Nebuvo nei pandemijų, nei karų, nei migrantų, nei pabėgėlių karo, nieko nebuvo, bet jie atėjo tik 4 savo kadencijos metais, jie sugebėjo arba išdryso gal, aš nežinau, gal sugebėjo ir anksčiau, bet gal išdryso pateikti, tik tai 4 kadencijos metais. Ir nutekėjo informacija, kad kelios dešimtis gydymo įstaigų bus iš viso uždarytos. Kilo politinis šaršalas ir įstatymai buvo Seime priimti su milžiniška dauguma, bet buvo nepasirašyti ir neįgyvendinti. Tai mūsų laimėjimas, aš manau, kad mes iš tikrųjų įžvalgiai politiškai, nepaisant to, kad turėjom 3 krizes. Pandemija siaučia, Ukrainos pabėgėliai, žmonės reikia kurti paralelinę sveikatos apsaugos sistemą, turim migrantų krizę, vėl jų sveikatos priežiūra, vėl paralelinė sveikatos sistema. Ir nepaisant to, mes su savo sveikatos reformos paketu atėjome į parlamentą 2 kadencijos metais. 2 kadencijos metais. Tai labai daug kainavo komandai ir aš tikrai nuoširdžiai jai labai dėkoju, nes vienu metu vyko ir pandemija, ir vienu metu reformų paketas. Prisipažinsiu, truputėlį tame yra gal ir politinio kažkokio išskaičiavimo, mes tikrai labai skubinom, nes aš manau, kad oponentai jie kaip tik ir galvojo, kad mes užsikasę pandemijoje ir kad nieko nedarysim, nieko nesirūpinsim, bet mums pavyko ir parlamente pavyko tai padaryti. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad ta reputacija ir svarba tų reformų ir jų turinio buvo tokia, kad nepaisant ten visokių kažkokių asmeninių dalykų, mes juos palikim šone, ir prezidentas visus pasirašė. Visus absoliučiai mano kaip ministro, mano komandos, vyriausybės, visus teisės aktus, viską pasirašė. Viskas buvo, kaip sako, paleista į gyvendinimą, ne? Tai aš manau, kad tai yra didžiulis bendras visų institucijų, visų galios centrų pasiekimas, kad nepaisant kažkokių tai ten asmenybinių dalykų, yra matomas aukštesnis tikslas ir žiūrėkit, reikia tai reikia. Aš manau, kad oponentai, jie ten tuo metu garsiai rėkė prieš reformas, bet paslapčiai jie visi spaudė ranką ir džiaugiasi. Aišku, to niekur aš neįrodysiu, bet man dėkojo oponentai, kad šitos dalykus mes darom, nes visi suprato, kad tai reikia padaryti, bet visi suprato, kad tu susirinki tas šiškutes, tos konkorėžius susirinki. Ir jeigu jūs dabar pasižiūrėsit į tai, sakykim, tą politinį gyvenimą, tai jūs pasižiūrėkit, kur kerpamos juostelės, kur visas tas buvo šūkis ir
laiškai, kaip sakant, į Smolnį, laiškai į Daukanto aikštę, stabdykit Dulkio reformas, nedelsiant stabdykit. Tai jau Buvo. 2 metai yra, jūs man parodykit, kuri yra sustabdyta. Nesustabdyta. Jos dabar ten visur juosteles kerpa. Va dabar neseniai mačiau buvęs sveikatos apsaugos ministras, parlamento spikeris, gerbiamas Olekas didžiuojasi. Nuvažiavęs sako, tai yra geriausia, ką aš mačiau per nepriklausomybės istoriją. Čia yra geriausi pavyzdžiai, kas čia yra. Tai va, tai tie geriausi pavyzdžiai, tai čia yra va, šitų reformų rezultatas. Nu, politika toks dalykas, ten to purvo netrūksta, kaip sakant. Tai svarbu, kad tik, kaip sako, į ateitį būtų geriau. Taip, už kitų nuopelnus savo medalį prisikabinsim. Taip. Nu, žiūrėkit, politikoje tai yra, nu, man atrodo, toks, nu, kaip, visą laiką tai yra tokia plona riba, nu, sakykime, aš tikrai turėjau irgi situacijų, pavyzdžiui, teko irgi vienoje didžiausių gydymo įstaigų teko irgi ten atidarinėti išremontuotus kelis įstaigos aukštus, ten įrengta labai gražiai ir ten buvo, sakykime, iniciatyva, tas projektas buvo buvusio sveikatos apsaugos ministro, mes ten tęsėm toliau, bet aš nemačiau problemų, atvirkščiai asmeniškai paprašiau ir pakviečiau, atstojo, kad kartu tas juosteles mes ten kirptumėm ir atidarinėtumėm, arba tarkim, tarkim, dabar aš mačiau kažkur, jau nebeatsimenu, ar 19 ar 20 vyriausybė, nes tokia dvigalvė vyriausybė dabar, nes jie po kelis mėnesius ten dirba, tai irgi, kaip sako, mačiau, kai jie ten kažkokias telemediciną planuoja daryti. Tai mėlėjai, tai telemedicina jau pradėta yra net ne mūsų vyriausybės, nei 17 vyriausybės yra pradėta ir taip toliau. Nu, bet matot, politikoje tas yra ir visą laiką yra klausimas, nu, kiek tu esi etiškas, ta prasme. Aš suprantu tą politinę konkurenciją, bet jau kada, sakykime, kažkas virsta į tokį, nu, sakykime, atvirą melą, nu, tai nebėra skanu. Nu, dabar čia vėl, aš, nu, neseku tikrai ir neturiu galimybės sekti visų tų dalykų, bet vėl neseniai mačiau, ten kalba, sako, Skandinavijoje yra socialinis receptas, reikia čia mums sveikatos sistemoje tokį socialinį receptą įdėkti, čia naujovė būtų ir taip toliau. Nu, tai mėlėjai, tai prieš 2 metus jau tas socialinis receptas paleistas, jau atidarimas buvo jau kaip sakant, ir taip toliau. Nu, žodžiu, ir jau šitą politiką, yra dėl to ir nejau į rinkimus. ir kažkaip netraukia, nes man to žaidimo taisyklės yra truputėlį per daug, reikia tų peržengti per save kažkokių tai ribų, nes sunku yra matyti, kada pakankamai padorų žmonės, nu, duria viens kitam į nugarą su peiliais vien dėl tų politinių dividendų, tai neskanu. Daug gerų žmonių, kurie galvoja panašiai kaip jūs. Ir dėl to ta politika tampa vis purvinesnė, kad žodžių laikytųsi politikai, pasitikėjimas, politinis vertinimas iš viso yra pradingęs, vien tik teismuose įrodysim, kas čia susitepęs. Ir ar čia irgi nėra taip, kad tas purvas atstumia žmonės, kurie galėtų politikoje būti, kažkaip nekenkiam savo? Nu, gali būti, tai čia mes juk nieko naujo su jumis šitoj temoj neišbursim, bet man atrodo, kad aš galiu pasakyti tiek už save, tiek už tuos žmonės, kurie pasiaukojo ir paliko savo nuolatinės darbo vietas, atėjo į politinio pasitikėjimo poziciją, bet visus mus suvienijo labai faina idėja, tą, kurią mums padovanojo tuometinė premjerė, nu, Ingrida Šimonytė, sakė, chebra, prisijungsit, galėsim įgyvendinti gražių dalykų. Nu, nieks nežinojo, kaip mes su to virusu ten kovosim, ten ar mėnesį, ar 2 metus. Dabar retrospektyviai tai visiems atrodo viskas aišku. O tom dienom tai, kaip sako, pusę metų nieks nežinojo iš viso, ką pasakyti, ir visi buvom gelbėtojai ir labai buvom fainus ir ačiū labai, kai jūs čia pasiaukojot. O paskui, kai jau problema išspręsta, tai tada prasidėjo patarimai. Bet žiūrėkit, aš galvoju, kad šitam pokalbį, nu, mes galime pasakyti, bet nu, man tai yra faina ir aš galvoju, kad ir tie žmonės prisimena, nu, tarkim,
o kiek buvo gražių dalykų padaryta sisteminių. Nu, tarkim, nu, mes jau paskutiniai pagonys Europoje buvo mane su, kad ta krikščionybė pas mus, ne, atėjo jau, o kaip sako, ir kad, nu, kažkam gal pasididžiavimas. Nu, tai tarkim, paimkim skubiosios pagalbos sritį, greitosios medicinos pagalbos tarnybą, ne. Tai mes jau buvom paskutiniai pagonys Europoje visoj su tuo, kad tokioj nedideliai valstybei, kur 300 kilometrų skersai pervažiuot gali, veikia 48 skirtingi juridiniai asmenys teikia šitas paslaugas. Išskaidyta, automobiliai seni, darbuotojų atlyginimai skiriasi nuo 5 iki 10 kartų, darbo krūviai skiriasi kartais, ta prasme. Ir žiūrėkit, padarėm tai, ko nepadarė niekas. Centralizavom, parlamente nubalsuota, investicijos, perkami nauji automobiliai, ta prasme, pasižiūrėkit verslo žinias, kas kam įdomu, atsiverskit, pamatysit, kur greitosios medicinos pagalbos dabar darbo užmokesčiai yra. Verslo žiniose ir kokiose pozicijose. Aš suprantu, kad niekada nebūna labai gerai viskas, bet, nu, arba tarkim, sveikatos centrų kūrimas, ne? Stabdykim reformas. Man, jeigu aš neklystu, visose 60 savivaldybių visa reforma, visi merai. Vienu žodžiu, gaunasi taip, politinis kalbėjimas savo, o veiksmai, sakykim, savo. Nu, Klaipėdos universiteto, sakykim, trečiosios ligoninės kaip atsvaros valstybėje, ne, vakarų Lietuvoje. Nu, kiek aš prisiklausiau, kiek to purvo, kiek išpilta ir taip toliau. Nu, dabar kokios žiūriu šventės vyksta, tai visi suvažiavę, kaip didžiuojasi, kaip gerai, čia senai reikėjo 50 metų, čia Klaipėdos krašte nebuvo ir to ir ano. Vienu žodžiu, yra aš nenoriu čia, kaip sako, kažką ir primiršęs, bet aš noriu pasakyti, kai yra daugybė sisteminių gerų dalykų, kurie yra padaryti, jie yra svarbus, nu, truputėlį vėl vis tiek mes prie tos politikos grįžtam, bet kadangi turiu daug vis tiek tas didžiulis tinklas tarptautinė prasme tų žmonių, bičiulių, bendražygių, draugų visame pasaulyje šitoj sistemai, nu, tai dabar aišku kartais, nu, tiesiog, nu, toks juokas ima, kai matai, kad dabartinės valdžios, sakykime, politikos formuotojai, jiem pavaldžios įstaigos važinėja po kitas šalis ir pristato šitas reformas, kurias sakė, kad reikia stabdyti, jas pristato kaip gerosios praktikos pavyzdį, jomis didžiuojasi, ten dalyvauja konferencijose, pasakoja, kaip čia, kokius čia kalnus verčia, ta prasme ir taip toliau. Nu, truputį juokinga, bet iš kitos pusės, nu, geras jausmas, ta prasme, nu, geras jausmas reiškia, nu, tikrai padarėm tokius sprendimus, priėmėm, kurie iš tikrųjų yra labai svarbus, tai norėtųsi geriau, kad būtų daugiau to dėmesio, kur ten reikia tęsti tas reformas, kurias pradėjom, nu, ir neprisigalvoti kvailysčių, nu, kažkokių tai naujų. Tai va šitas, nu, naujos kvailystės tai yra labai blogai. O tos reformos, kurios pradėjom, yra gerai. Rūnai, gal galite įvardinti konkrečiai, kurios reformas jūsų nuomonė buvo pačios reikšmingiausios? Nu, man atrodo, kad pati reikšmingiausia matyti ir buvo ta sisteminė, kuri susijusi, visas tas paketas susijęs su sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymu, ane, tai su ta idėja, kad reikia integruoti pirminę, ilgalaikę priežiūrą, specializuotas ten ambulatorinės visuomenės sveikatos į tuos bendrus sveikatos, nu, sakykime, centrus. Ir kad tai padėtų spręsti tai, ką ABPO mums jau 15 metų sako. Apskritai Lietuvos visas viešasis sektorius yra didesnis negu kitose ABPO šalyse. Ir sveikatos sistemoje mes turim labai prastą įstaigų tinklą. Ir kalba eina ne apie ligoninių kažkokius uždarimus, bet eina kalba apie tai, kad paslaugų struktūra ir tas tinkle, kaip jinai yra išdėliota, jinai, na, sakykim, labai niekam netikusi. Ir pats svarbiausias dalykas, kurį mes atsinešėm iš sovietinės medicinos, ir dėja, bet ir šiandien aš
kaip sako, etikos sumetimais nei vieno nevardinsiu, bet Lietuvos sveikatos sistema ir akademiniam pasauliu ir kitur yra dar netrūksta tų žmonių, kurie labai aiškina, kai jie išmano medicinos dalykus, sakykim, bet realiai tai vykdo tiesiog sovietinės, planinės ekonomikos ir sovietinės medicinos tą modelį, kada yra viskas yra orientuojama į stacionarinį gydymą. Reiškia, stacionaras buvo paverstas šventovė, o stacionarinis gydymas yra brangus, jis yra mažiau saugus pacientui, o turi žymiai daugiau komplikacijų, nu tarkim, dienos chirurgija ten turi kokį 0,1 procentą komplikacijų, stacionarinė chirurgija turi 2,5%. Skaičiai gal kažkam pasirodys nedideli, bet kai eina kalba apie dešimtis tūkstančių pacientų, tai yra daugybė žmonių gyvybių. Tai yra klausimas, kiek su ta sistema tų gyvybių buvo, kaip sakant, nusinešta. Ir Lietuva nuo kitų vakarų šalių mes 2-3 dešimtmečiais atsilikom, nes mes per vėlai šitą dalyką pradėjom keisti. Ir pas mus tas santykis, praktiškai, čia negalima generalizuoti, bet taip, kad geriau būtų visiems suprasta, ne? Tai pas mus situacija buvo tokia. Dar iki mūsų reformų, iki 18 vyriausybės starto su savo pokyčiais, jau tuo metu apie 50% vidutinių ir mažų savivaldybių žmonių buvo palikę tas mažas ir vidutinės savivaldybės ir jau važinėjo paslaugų į didžiuosius miestus. Ane? Ir važinėjo paslaugų ne tretinio lygio. Tretinio tai yra normalu. Bet važinėjo tiesiog šapą iš akies išsiimti, ambulatorinių paslaugų. Kai aš ministro apsilankiau Kauno klinikose pirmą kartą ir man pradėjo rodyti ataskaitas, kaip pas juos auga ambulatorinės paslaugos ir kaip daugėja klientų, pacientų iš visos Lietuvos, tiesiog tie skaičiai, sakykim, labai negerai. Tai vat aš galvoju, šitas mentalinis pokytis ir dabar aš neturiu ten pačių šviežiausių duomenų, bet aš nebejoju, kad juos galim. Kažkur mačiau, kad dabar jau tas santykis 70-80% atliekam stacionarų, 20-30 ambulatoriškai. Tai taip yra, sakykim, tai buvo Lietuvoje ir tokia sistema atėjo iš sovietmečio. Vakarų pasaulyje, moderniose medicinos šalyse yra atvirkščiai. Visų paslaugų yra daroma apie 20-30% ambulatoriškai, dienos stacionaruose, ne? Ir 70-80 jau tada tam kiaurą parą veikiančiam stacionarė. Tai dabar tas santykis, man atrodo, Lietuvoje yra maždaug 50-50. Reiškia, tendencija yra jau geresnė. Ir EBPO duomenys apie tai, kiek mūsų stacionaro lovų yra, jau jeigu kas pasižiūrėtų į naujausius, aš ten pasižiūriu, tai būtų gerai, kad pasižiūrėtų ir tie, kas medicinos mokslus ten sako, kad moka, kad kartais pasivartytų, kaip sakant, duomenys. Tai ten irgi jau Lietuvos dabar jau matosi pažanga. Tai aš sakyčiau, kad šitas dalykas, jeigu taip išsirinkti vieną, tai aš sakyčiau, čia yra esminis padarytas, sakykim, lūžis. Ir kas svarbiausia, tai yra labai čia sunku kovoti su visuomenės nuomonė, ne? Jeigu iš sovietmečio atėjęs, žmogaus supratimas, kad aš namie turiu puodelį, turiu šaukštelį, turiu pasiruošęs tapkutes, atvažiavo mane greitoji paėmė, nuvežė, paguldė, pastatė lašelinę ir dar, slaugytoja, bet vis tiek sako, sesutė atėjo, pajungė, reiškia, manim valstybė rūpinasi. O tai, kad aš paskui tenai nuo vietinių, kaip sako, infekcijų ir kitų, sakykim, komplikacijų turėsiu problemų, tai čia yra neįdomu. Reiškia, tas tolerancija nekokybė yra tokia milžiniška, yra tiek žmonėm įkalta, kad svarbu, kad mane paguldė. Jeigu paguldė, reiškia, manim rūpinasi. O koks rezultatas? Tai jau kažkaip jau lyg tai kaip ir antroji vietai. Tai aš galvoju čia, ir jau čia, man atrodo, yra, pats svarbiausias dalykas, tas lūžis, sakykim, tam pačiam požiūrį į pacientą, nes žinutė ir yra pagrindinė. Iš tikrųjų, pacientui tai yra geriau.
Taip, mano manymu, lūžis turi vykti ir pacientų galvose. Tada toks mažesnis spaudimas būtų medikams, mažiau konfliktinių situacijų ir ne paslaptis, kad kai kur pasiduodama pacientų spaudimui ir priimami žmonės, kuriuos gal ir nereikėtų guldyti stacionare. Nu, matot, tai kai vat vėl turim grįžt prie esminės priežasties, ane? Pagrindinis dalykas yra, a, įstaigų tinklas su, paslaugų, ane, struktūra. Ir tai reiškia, jeigu, gydymo įstaiga bando išgyventi iš tokios paslaugų struktūros, kurioj negali išgyvent, stengiasi žūtbūt išlaikyt pačius brangiausius stacionarinius skyrius, ane, sakykim, ir ten sudedami patys didžiausi pinigai, tai tada jų pritrūksta tų išteklių tom paprastesnėm paslaugom, bet kurių iš tikrųjų ir reikia. Tai kodėl tie 50% žmonių važinėja po didžiuosius miestus daryt elementarių ambulatorinių dalykų? Tai kodėl jie savo tose gydymo įstaigose to nedaro? Ir kas svarbiausia, na, tas irgi tas raštingumas, ane, dabar daktaras Googlas daug ką sako, bet daktaras Googlas labai mėgsta ten tarnauti ar ten farmacijos kompanijom, arba reikalauti, kad šeimos gydytojas siuntimų prirašytų į kairę ir į dešinę, bet daktaras Googlas, nu, neturi tos, nu, sakykim, tikro medicinos mokslo, tikros sveikatos vadybos tos informacijos ir žmonėm tai yra, nu, sakykim, irgi, nu, neįdomu, kur iš tikrųjų tie ištekliai yra ištaškomi ir kaip iš tikrųjų jiems būtų, kaip iš tikrųjų būtų saugiau, kaip iš tikrųjų rezultatas būtų geresnis ir daugybė tų, nu, tiesiog tų mitų tokių, nu, ką darysi. Keičiamės, bet viskas juda. Man atrodo, kad ateina Lietuva nauja medikų karta, jinai, nu, gyvens kitaip, mąstys kitaip ir aš tikrai daug nuostabių žmonių dirba sveikatos sistemoje ir jie nesitaiksto ir jų daugėja ir jie vis labiau nesitaikstys su tuo, tai man atrodo, kad vis tiek judėsim į priekį. Jau dabar judam, tik gal tas politinis fonas, nu, kaip sako, kalbam vieną, o skaičiai kalba kitą. Mhm. Arūnai, kai pandemijos metu, jau, man atrodo, pandemija jau ėjo į pabaigą, turėjau mokymus, nes pradžioj negalėjau turėti ir tada prisimenu vienas dalyvis mokymų metu sakė, vat, kai buvo Veryga, jis kiekvieną vakarą per televiziją kalbėjo ir jis taip kalba ir man pasidarė ramiau, o dabar atėjo Dulkys, tyla, neaišku, ką jie ten daro. Ja? Kaip, Arūnai, jūs pats vertinat tą komunikaciją? Galbūt iš tikrųjų buvo per mažai komunikacijos, ir žmonės tiesiog nežinant, kas vyksta, dėl nežinojimo atsiranda nerimas, gandai ir galvoja, kad jie ten nesupranta, ką daro. Atėjo kažkoks Dulkis, kuris visai nieko medicinoje neraukia, tai vat Veryga, juk visgi gydytojas, psichiatras nuramina ir dabar neaišku, kas bus. Ar visgi nebuvo klaida tame, kad per mažai buvo tiesiogiai komunikacija su visuomene ir tada formuojasi toks visiškai iškreiptas požiūris. Nu, aš kažkaip galvoju, gal, nu, vėl labai mėgstu kažkaip vis tiek tokiai, nu, tiesiog kažkokius reikia faktus, nu, sakykim, pažiūrėti. Nu, arba, sakykim, finale labai dažnai, vat, kažkas prisimena kažką iš proceso, nu, vat, būdavo, ne, kažkas ten, vat, stovėdavo ten prie tribūnėlės, ne, ir kažką pasakodavo, neatsimenu, ką pasakojo, ne, bet pasakodavo, vat, kažkaip nuramindavo, ne, gal geriau. Bet čia aš nežinau, kiek žmonių taip galvojo. Nu, mes, tarkim, buvom pasidarę, startavom ir pasidarėm apklausą, prasme, profesionalą apklausą, vat kai buvo svarstoma, kaip čia su ta komunikacija, ką daryti. Nu, apskritai pas mus komunikacija, tai žinot, jau kai visi ekspertai, kai nebėra ką pasakyti, tai tada pradeda kalbėti, kad buvo bloga komunikacija arba dar kas nors. Bet gerai, pakalbėkim. Nu, pažiūrėkim taip dabar. Nu, pavyzdžiui, mums tyrimai tuo metu rodė, kad jeigu norit įtikinti žmonės skiepytis, kad tiem žmonėm, jų nuostatoms, ane, daugiausiai įtakos daro praktikuojančių gydytojų pasisakymai,
Kaimynai, kaimynai, praktikuojančiai gydytojai ir buvo pats mažiausias politikai. Ta prasme, tai mes be abejo į tai labai irgi atsižvelgiam, kad, reiškia, mes norim pasiekti rezultatą, kad kuo daugiau žmonių pasiskiepytų. Ne tai, ką kažkas galvoja, bet kad būtų pasiektas rezultatas. Rezultatą aš užbėgsiu už akių. Mes pasiekėm, galbūt jis galėjo būti geresnis, bet ko noriu padėkoti Lietuvos, tarkim, irgi kiekvieną kartą Lietuvos žmonėm, ane, kad nepaisant, koks čia buvo fonas, Lietuva pasiskiepijo geriausiai visoje rytų Europoje. Visoje rytų Europoje Lietuvos gyventojai pasiskiepijo geriausiai. Mes pralošėm tik tai šiaurės, skandinavų ten šiaurės šalim ir vakarų, sakykim, Europai. Ta prasme, ten, kai vėl eini į priežastis, kodėl gali vėl kažkokių tai būti. Lietuvoje pasiskiepijo daugiau žmonių, negu atėjo žmonių į referendumą dėl Rusijos kariuomenės išvedimo 92 metais. Nors žmonių skaičius yra mažesnis. Tai reiškia, pati visuomenė, jos branda iš tikrųjų buvo didelė ir rezultatas pasiektas ir tikrai geras, nepaisant to. Vienu žodžiu, mes turime atskirti šou ir rezultatą, ne? Dabar jeigu, tarkim, vėl, kas yra geriau žmogui, pavyzdžiui, 17 vyriausybė tam, neskyrė dėmesio, arba nespėjo, arba neskyrė, nesvarbu, čia man dabar netame. Pavyzdžiui, bet mūsų vyriausybė, tarkim, suvienijo jėga su tuometiniu statistikos departamentu ir atvėrė didžiulį atvirų duomenų internetinę, kaip sako, galimybę, platformą, kur bet kuris Lietuvos žmogus galėjo matyti bet kurios vakcinos kelionę, bet kokį rezultatą, bet kokį skaičių, ta prasme, ir taip toliau, ir kiekvieną dieną, bet kurio paros metu. Tai vėlgi visą laiką būtų, kai tai ką jūs rinktumėtės? Ką jūs renkatės? Ar 5 minutės ten šou prie tribunėlės, ar kiaurą parą, 24 valandos per 7 dienas, bet kurio paros metu užeiti ir matyti visą naujausią informaciją. Tai mes susikoncentravome į tokius dalykus, kad pasiektum tą kritinę masę, nes pandemijai įveikti reikėjo pasiekti tą rezultatą, kad būtų 70% žmonių, nes paskui jau ten įsijungia tas freeridingo, zuikiavimo dalykas, ne? Nes kai tu jau jį pasieki, tai tada nebe taip svarbu tas skiepijimas, bet kažkas tai turi būti tie 7 iš 10, kurie ateis, ta prasme, to padaryti. Tai aš galvoju, kad čia man atrodo, kad tas dalykas, tas pasiteisino. O jeigu dar, vis tiek taip žiūrėt, tarkim, aš man nepatinka politikų kai kurių labai daug narciziškumo, galbūt ten teikia pasitenkinimą, kad jau tau asmeniškai ten daug tų video nuotraukų ir tavo pavardė minima. Tai jūs patikėkit, prie tos neva kritikos, kad buvo mažiau bendravimo, vėl kalbėkim duomenimis, aš atsimenu, pačiais pirmais kadencijos metais buvo padaryta iš vyriausybės buvo padarytas ten tyrimas, Mediaskopo ar kažko, aš dabar nebeatsimenu, ta prasme, apie kiek kartų žiniasklaidoje kas dalyvavo. Tai aš premjerės čia nematuoju, jinai ten rekordininkė, bet tarkim, pirmais pandemijos metais, tai mūsų kadencijos metais, antrąją bangą, mano dalyvavimas viešam eteryje buvo didesnis, net sudėjus visų kitų ministrų kartu, buvo didesnis. Tai kur dar? Tai aš turiu minty, čia reikia atskirti tą kažkokį asmeninį šou nuo rezultato pasiekimo, ne? Man atrodo, pagrindinis dalykas ne kaip kažkam atrodo ir kiek tu ten kažkur švieti, bet ar pasiektas rezultatas ar nepasiektas. Tai aš galvoju, rezultatą mes galėjom pasiekti geresnį, galėjom būti geriausi vidurio, įskaitant ir vidurio Europą, jeigu mums kažkaip būtų sėkmingiau vykę, bet kuriuo atveju, paskiepyti daugiau žmonių, negu yra norinčių išvesti Rusijos kariuomenę iš Lietuvos, man atrodo, kad yra gerai. Taip, rezultatus puikus, tuo galim pasidžiaugti, bet tuo pačiu
aš girdžiu vieną visuomenės dalies balsą, kuriai tiesą pasakius aš nepritariu, ne mano balsas, bet tas balsas yra, kad privertė, juk galimybių pasas privertė. Ir va, Labai, labai geras, Jurijau, jūsų kampas privertė, bet aš noriu pasakyti, kad tuo metu panašus teisės aktai ir tik tai negalimybių pasais buvo daugelį Europos šalių, o jeigu jau kalbam apie prievartą, tai vat aš rekomenduoju visiems pasižiūrėti į šiaurės šalių patirtį. Pas mus labai daug buvo akcentuojama, kad štai žiūrėkit, Skandinavijoje, šiaurės šalyse, ten vat, kaip ten žmonės kokie motyvuoti, ten 90-95% pasiskiepijo. Bet vat klausimas, kiek ten pasiskiepijo dėl to, kad sąmoningi, o kiek pasiskiepijo dėl prievartos, nes prievarta turi įvairių formų. Manau, kad nedaugelis žino, kad Skandinavijos šalyse, jeigu žmogus nepraėjo kokios nors valstybės finansuojamos prevencinės programos sveikatos srityje ir jam kažkas dėl to atsitiko ir jisai pateks į gydymo įstaigą, jiem sąskaitą išstatys. pats mokėsi. O Lietuvoje mūsų sveikatos sistema, ne, yra taip sudėliota, ne, kad pas mus nėra tokios prievartos. Tai va čia dar žiūrint, kai iš filosofinės pusės, tai dar reikia pažiūrėti, kur tos prievartos yra daugiau. Ar Skandinavijos šalyse, ar Lietuvoje, ta prasme. Tai va čia irgi yra niuansų, dėl ko žmonės priima sprendimą. Ne viskas taip yra, sakykime, vienareikšmiška. Tai be abejo, kad aš nesakau, kad kažkokių nepadaryta ten ar klaidų, ar kad buvo kažką galima geriau padaryti. Bet jeigu kalbam, sakykime, apibendrintai, tai Lietuvos visuomenė parodė, kad mes visoje rytų Europoje esam patys pažangiausi. Ir čia visuomenė, čia ne Dulkysgi pasiskiepijęs, ta prasme, tą rodiklį padarė. Tai yra toks žmonių skaičius, prasme, tai yra rytų Europoje geriausias rezultatas. Mes, lietuviai, taip, lietuviai visi, kurie čia gyvena. Tai ką, puiku. Mane džiugina jūsų optimizmas, aš toks dėl visuomenės šiek tiek gal skeptiškesnis esu, nes man iš tikrųjų neramina rinkimų rezultatai ir įvairūs politiniai procesai, bet aš žiūriu, kas vyksta aplink, tai Latvijoje praktiškai irgi panašiai, ten kas liečia visuomenę, gal ten, kartais epizodiškai pasisekė ten labiau su vienu kitu aukštu valstybės pareigūnu, tarkim prezidentoje, bet jeigu taip vertinant, tai tikrai Latvijoje ten, kad visuomenė būtų brandesnė, negaliu pasakyti. Arūnai, noriu grįžti prie to sprendimų. Gal buvo tokių sprendimų, kurie buvo klaidingi ir jeigu jūs galėtum laiką pasukti atgal, galbūt nedarytum, nes iš klaidų mes mokomės ir man atrodo, tai irgi yra gerų vadovų, politikų branda, kad jie gali pažiūrėti retrospektyvę ir sakyti, kad čia mes kažką neapskaičiavom, o ne taip, viską aš darau teisingai, o jeigu jau kažkas vyksta blogai, tai kiti kalti, kaip dažnai tai būna. Jo, tai yra viena labai 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 didžiulė yra, sakykime, vienas labai didžiulis nepadarytas darbas, tai aišku, politiškai buvo galima jo gal tiesiog neįsirašyti į vyriausybės programą, pripažįstu, kad prisirašėm labai daug, bet aš kalbu apie ilgalaikės priežiūros reformą. Kalbu apie tą tokią kryžkelę, kur sveikatos apsaugos sistema susiduria su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sritimi. Tai yra tokia plonoji riba tarp socialinių dalykų ir sveikatos dalykų ir ten yra tiesiog milžiniški ištekliai, kurie irgi yra dubliuojami. Abi ministerijos daro panašius dalykus, yra dviprasmybių, pacientai kartais tie žmonės ten kaip vietoj pagalbos yra kaip kamoliukai tarp dviejų ministerijų ir jų pavaldžių įstaigų, daug biurokratizmo. Tai mes turėjom užsibrėžę padaryti tokią reformą, kad ilgalaikės priežiūros reforma, kur būtų vienas modelis, kaip sakant, ką mes spėjom pasidaryti EBPO vertinimą, pasirengėm 5 variantus, kaip tai būtų galima daryti, buvo padarytas ekspertinis įvertinimas,
bet mes įstrigom su finansavimo modeliu ir tame buvo ir finansų klausimų dalykai, tame buvo ir ministerijų, nu, sakykim, skirtingų tarpusavio nuomonių ir žmonių, nes, žinot, didžiuliai pokyčiai paliečia ir daug kėdžių, paliečia daug pinigų ir mes šito padaryti nesugebėjom ir ta tokia reikšminga ta reforma, jinai buvo daug sudėta išteklių, daug jėgų į jos rengimą. Jin iš tikrųjų Lietuvai būtų žiauriai reikalinga, bet mes ten suskaičiavom, reikėjo, man atrodo, jeigu aš neklystu, apie 1,5 milijardo eurų būtų reikėję įlieti, kad tam pokyčiui, kad žmonės gautų ores ir kad nebebūtų stumdomi tarp dviejų ministerijų. Nu va, prisipažįstu, nu nepavyko ir, nu kaip, ne tai, kad čia kažkokia paguoda ar kaip, bet aš matau, kad ir kitos, ir 19 ir 20 vyriausybė irgi net neįsirašė tų darbų. Nu, va jie tiesiog, jie politiškai išvalgiau, bet žmonių atžvilgių blogiau. Ta prasme, nu mes bent jau deklaravom, kad reikia tai padaryti, pripažinom, kad reikia tai padaryti. Ir prisipažįstu, nesugebėjom. Nu, nesugebėjom. Aš sakau, nu gal vat, kažkas su didesnė patirtim ar kažkokiu matymu gal būtų padarę. Mes nesugebėjom. Tai va čia yra kabo tas toks dalykas, kaip sakant. Tai va. Mhm. Prognozės Lietuvoj sveikatos priežiūros sistema, atsižvelgiant ir šiandienos realijos, kad vyksta tokios kaip reformėlės, pseudoreformėlės, galbūt jos dar ne visai vyksta, bet garsiai kalbama, kad reikia iš privačiaus verslo atimti daugiau pinigų, kad viešasis sektorius būtų geriau finansuojamas, kad taip pat, kad jauni medikai atidirbtų privalomus metus viešajam sektoriui ir toks finansavimas, kad ligonių kasa, kad ne tiek privatų sektorių, bet daugiau į viešą sektorių lėšas nukreip. Ar tai nėra žingsnis atgal ir toks, man susidaro įspūdis, kad prie nieko gero neprives, kad kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas mažės. Nu, žiūrėkim, vat iš eilės, ne, tai, sakykim, buvo aš kol kas matau tik tai, kas buvo praėjusiais metais padaryta, tai mes turim tik tai arba kažkokią tai manipulaciją, arba antikonstitucinius, sakykim, teismų atmestus kažkokius tai sprendimus. Na, ir, nu, jeigu taip neišsiplečiant, ne, nu, tarkim, sako, labai blogai ankstesnė vyriausybė labai didelį laikė rezervą, mes darysim mažesnį rezervą, daugiau nukreipsim į paslaugas ir taip toliau. Nu, tai finale duomenys rodo, kad dabar rezervą darys dar didesnį PSDF-o ir jis bus ant tiek didesnis, kad dar per visą Lietuvos sveikatos sistemos istoriją dar tokio, sakykim, nebuvo. Toliau antras dalykas, sako, mes šitas priemokas žiūrėsim, bet mes už tai įdėsim, žiūrėkit, priemokas čia mes darom tos, kad yra antikonstitucinius, bet mes už tai rezervą duosim ir 100% padengsim valstybės draudžiamųjų asmenų, sakykim, tą dalį, ne, kur ten iš tikrųjų yra diskutuotina visą laiką, kiek ten valstybė gali, kiek ne. Nu tai prieš mumis buvusios vyriausybės šiek tiek didindavo, ir mūsų būdavo kiekvienais metais už valstybės draudžiamuosius mes didindavom po 13-15%, priklausomai nuo tų įplaukų, tas didinimas jisai vyko. Jie sako, mes padarysim taip, kad būtų 100% padengta, ne? Tai pasakė, bet realiai skaičiai dabar rodo, kad jie dabar darys tik 11%. Tai reiškia, pasako, kad darysim 100%, o realiai daro dar mažiau negu darė, sakykim, ankstesnė, sakykim, vyriausybė. Nu tai man atrodo, kad tai yra labai, sakykim, blogai. Dabar jau čia tie, kas sako, kad medicinos mokslo labai išmano ir taip toliau ir panašiai, tai, žiūrėkim, Lietuvos
sveikatos sistema, jinai yra pastatyta ant tokio architektūrinio, sakykim, sprendimo, kuris atėjo per šimtmetį visoje Europoje ir visose pažangiausiose šalyse veikia toksai miksuotas Bismarko ir Beveridžo modelių mišinys, sakykime, ne? Tai mes dabar Lietuvoj pradedam naikinti visus Beveridžo modelio požymius. O Beveridžo modelis sako, kad tokioj sistemoj mes, ką reiškia tas mišrus modelis? Reiškia, iš Bismarko ateina, kad fondinio draudimo logika, ne? O iš Beveridžo ateina, kad valstybė draudžia irgi didelę dalį visuomenės, ne? Ir kad visa veikia sistema tokia kaip viešoji gerybė su pasirinkimo laisvė tarp valstybinių ir privačių įstaigų, tarp galimybės rinktis ir įstaigą, ir gydytoją. Ir tai yra vienas pagrindinių Beveridžo modelio bruožų. Tai dabar Lietuvoje sako, žiūrėkit, čia privatizacija, čia pridarė dešinieji, čia mes jau Jungtinių Amerikos valstijų modelis. Tai aš kviečiu žmonėm pasižiūrėti, kas yra Jungtinių Amerikos valstijų modelis, kas yra Beveridžo modelis ir kas yra Bismarko modelis, ta prasme. Ir kad dabar realiai Lietuvoje yra daromas sovietinės planinės ekonomikos modelis, ta prasme. Tiesiog, tai ir tas ryšys tarp tų priemokų, tarp tų paslaugų, jis nėra niekaip nei empiriškai, nei kita logika, nepagrįstas. Jaunieji gydytojai, atidirbimas. Aš noriu taip dėmesį, kad, nei vienoje Europos šalyje šitokių šposų nėra, bet toks nemalonus sutapimas, kad Lietuvoje šita tema atsirado tuo pačiu metu, kada jinai atsirado ir dabar Rusijoje. Vat būtent Rusijoje 25 metais irgi pradėjo ruoštis įstatymo projektus, kad reikia jaunuosius specialistus per prievartą suvaryti į šitos. Žiūrėkit, koks įdomus sutapimas, ta prasme. Mes dabar vykdom Rusijos jau analogo politiką, ta prasme, ne? Tai mes tada galim ir gaisrininkus per prievartą. Gal savivaldybėje kažkokio ekonomisto trūksta, tai gal ekonomistus per prievartą suvarykim, kad dirbtų. Gal mokytojų trūksta, gal, nežinau, ko tik tai trūksta tą per prievartą, prie ko čia yra medikai. Tai va šitoje vietoje aš, tiesiog ramiai negaliu į tai žiūrėti, nes tai yra realus yra vedimas prie tiesiog sovietinės planinės ekonomikos ir visi šitie priemokų, tie kalbėjimai neturi jokio ryšio. Aš išdrįsiu ir jau net jums paprognozuoti. Jeigu kas nors sugebės gauti ten duomenų ar iš valstybinės ligonių kasos, ar iš politikos ten formuotojų, tai buvo daug kalbų apie tai, kaip prie 18 vyriausybės, kiek ten medikų išėjo į privatų sektorių. Tai aš dabar visiems linkiu pasižiūrėti skaičius už 25 metus, o paskui pasižiūrėti už 26 metus, kiek medikų bus išėję į privatų sektorių. Ir visa šita formulė, šita manipulacija, kad mes gelbstime viešąjį sektorių, tai yra manipulacija. Tai yra kenkimas viešajam sektoriui. Mes sakom, mes skylėto kibiro netvarkysim, į skylėtą kibirą pilsim dar daugiau išteklių, kad jie dar greičiau išvažiuotų. Medikai negrįš ir aš garantuoju, kad tie skaičiai bus dar didesni. O realiai, jeigu kas išmano sistemą, tai aš kviečiu atkreipdėmėsi, kad daug kalbant apie priemokų naikinimą privačiam, tų priemokų, man atrodo, atsiras viešajam sektoriui. Ir jos bus legalizuotos, ir jos iš tikrųjų bus ir tenai. Ir mes turėsim per 2-3 metus krūvą teismų, krūvą antikonstitucinio teismo posėdžių, kurie finale pripažins, kad buvo antikonstituciniai teisės aktai. Ir tada aš dar noriu paklausti, kiek išteklių valstybė išleis visiems šitiem teismam, visų šitų teisės aktų rengimui, kalbėjimui apie juos, posėdžiavimui, o tik visi šitie ištekliai galėjo būti nukreipti pacientų labui. Ačiū, Arūnai. Man norisi užbėgti pozityviai.
Pabandom? Gal galite kokiu nors linkėjimą, kadangi tarp žiūrovų yra viešo sektoriaus vadovai, koks būtų palinkėjimas jiems atsižvelgti į tas realijas, kaip efektyviai vadovaut ligoninei, klinikai, poliklinikai, kaip, vat ką daryti, jeigu esi vadovas? Ai, kokia sunki užduotis, kaip čia tą, kaip pozityviai pasakyt, kad kai Man matai norisi tiek optimizmą įkvėpt op, žiūrovams, kurie susiduria su ta optimizmo, ne? realybe ir ne paslaptis, kad vieni vadovai yra efektyvūs ir žinomi, kiti nelabai, o kad būtų daugiau efektyvų vadovų, ką jie turėtų imtis ir ką reikėtų daryti atsižvelgiant į šiandienos realybę. Nu, aš galvoju, kad, nu, yra dalykų, kurių vadovai negali nekontroliuoti, nes tai nėra jų valioj, nes Lietuvos gydymo įstaigos veikia tarp tokių dviejų kraštutinumų, o pagal sveikatos ekonomikos tyrimus, ane, yra matoma, kad jeigu gydymo įstaiga turi mažiau negu 200 veikiančių, sakykim, lovų, jai yra labai sunku susitvarkyti su finansais. Ir atvirkščiai, jeigu yra daugiau negu 600, irgi atsiranda sunkumai suvaldyti tokią kompleksinę sistemą. Tai Lietuvoje mes dabar turim du kraštutinumus. Pas mus yra arba mažesnės negu 200, arba didesnės negu 600. Tai iš tikrųjų vadovams yra velniškai sunku. Aš nepavydžiu nei vienam gydymo įstaigos vadovui, kurisai turi kažką vadybiškai tą sureguliuoti, bet jeigu, nu taip žiūrėti į pozityvą, ne, tai va šito dalyko jie negali sukontroliuoti, ne. Bet ką gali kontroliuoti, tai man atrodo tas naujas technologijas. Naujas technologijas, kabintis į telemedicinos daugiau įrankius ir drįsčiau sakyti, kad linkiu vadovam, nu, nebijoti truputėlį ir svajot ir truputėlį žiūrėti, nu, daugiau žingsnių į priekį. Nes, tarkim, pasaulio tendencijos dabar yra, kad mes va dabar ginčiamės ten kažkokiam miestelį, ar ten skyrių laikyti, ar ten ligoninę pastatyti, ar kažkam sako uždaryti, o tuo metu pasaulis kuria ligoninės žmogaus kūne. Ateina nanotechnologijos, ateina naujos galimybės, ateina situacija, kai ligoninė cirkuliuos žmogaus kūne per atitinkamus, sakykim, nano dalelių mechanizmus, per mokslo pasiekimus, kur vyks su centru, kaip sako, duomenų realiam laike mainimasis. Tai aš linkiu vadovam daugiau dėmesio skirti būtent tom technologijom, nes ateitis yra slauga visa kelsis iš stacionarinių įstaigų į namus ir bus valdoma per specializuotas lovas, kitus įrengimus, ir lygiai taip pat medicina judės link to, kad mes pastatų ligoninių matysim mažiau ir turėsim daugiau technologijų. Tai tie vadovai, kurie nori išsaugoti savo komandas arba mato ateitį toliau negu jų ten, sakykim, vietinio mero kadencija, tai turėtų galvoti būtent apie šitas naujoves ir technologijas. Nu, vienintelį, ką sugalvoju, ką pozityvaus, nes, nu, visa kita, tai, nu, žinot, vis tiek gaunasi, kaip ten sakė, pesimistas yra gerai informuotas optimistas. Tai va, nori, nenori, kažkaip labai nelengvai esam labai laimingi. Beje, laimingumo indeksai rodo Lietuvos labai gerus dalykus. Bet supraskim, kad tą laimingumą mes pasiekėm dar ne per sveikatą. Turim daug potencialo. Galėtum laimės indeksuose galėtumėm būti dar aukščiau, jeigu ir per sveikatą pagerintumėm situaciją. Taip, ką aš išgirdau iš to palinkėjimo, kad nors ir kai kurie politikai bando žiūrėti praeitį, tai jūs vadovai žiūrėkit į ateitį, nepasiduokit kartais tai tendencijai, kad sugrąžinkim, kaip buvo, reikia žiūrėti ateitį, technologijos, žmonės pritraukti, irgi yra ir požiūris, tai inovatyvi vadyba, inovacijas, tai taip. Ja. Ir tą vieną mintį dar pasakysiu, iš tikrųjų, vadom, kas yra labai svarbu, mes labai gal per daug dėmesio skiriam, kokie čia tie politikai mūsų yra, ne? Bet mes neužmirškim, kad dedamoji yra, kokie pasidarė pacientai.
Tai mes neužmirškim, kad jeigu kažkas nori sugrąžinti sovietinę planinę ekonomiką, pacientai nebejudės taip. Nei medikai nejudės pagal tą ekonomiką ir pacientų elgesys bus kitas. Ta prasme, tai užtat įstaigų vadovai turi daugiau galvoti, koks yra ateities tas pacientas, su kokiu išprusimu ir taip toliau. Ir jeigu jam politikas kažką aiškina, tai nereiškia, kad pacientas taip klausysis. Taip kad daugiau klausytis į pacientų pusę ir technologijas. Tikrai taip. Ačiū labai, Arūnai. Man buvo įdomu, vertingas Prašom. pokalbis Jo. ir linkiu sėkmės ir jums. Gerai, ir jum, ką, geros Dėkui. dienos visiems. Ačiū.